kol dar šviesu parodysiu ir kitą dalį, tačiau video jau gavosi ilgas, tai pradėsiu naują. Sekanti rūšis yra Early Sensation, irgi ankstyva veislė, irgi trumpai genėta, pirmametis krūmas ir pasižiūrėkite, irgi kaip gražiai jisai pradeda augti. Early Sensation. Dar vienas Polyester krūmas, jisai buvo 3 metų, aš jį šiek tiek įgilinau ir kol kas gan lėtai jisai rodo savo gyvybės ženklus, nes šiaip turėtų būti kaip Early Sensation, gan jau turėtų didelius ūgliukus turėti. Čia nukentėjo, matau irgi nuo šalnų. Svarbiausia, kad bunda. Vanilla Phrase krūmas, kur norėjau, kad būtų stiebinė hortenzija, bet minėjau, kad yra per plonas karkasas, todėl nugenėjau trumpai su atsarga ir irgi pasižiūrėkit, čia turbūt šitas šoninės turbūt nušalo ir išleidžia hortenziją iš apačios ir viršuje pumpurą. Tai greičiausiai aš tą apatinę pašalinsiu ir šitas šoninis greičiausiai neišsivystys ir bandysiu ir šiais metais tada formuoti ant vieno stiebo hortenziją, auginti tą pagrindą ir kitais metais jau tada formuoti, karpyti, kad būtų jau kaip stiebinė. Dar viena Vanilla Phrase, kur irgi turėjo būti stiebinė, bet vis dėlto pagalvojau, kad jinai per plona ir nugenėjau trumpai, palikdama 2 akutes, bet matote, antra kažkaip net nepabudo, kol kas viena, kas yra irgi man labai gerai, nes toks tikslas ir buvo, svarbiausia tik aišku ją išsaugoti. Jinai augs irgi tvirta stora, čia tvirtės, jinai pati irgi augs tvirtesnė, nes viena ir irgi bandysiu formuoti stiebinę hortenziją. Toliau mano kolekcijoje 3 metų hortenzija, matote, C3 vazonas, irgi pirktas šį pavasarį, tai yra Little Lime Punch. Pasižiūrėkite, kaip gražiai bunda, kiek bus daug naujų šakų būsimų ir labai tikėsiuosi, kad bus šaunu, viskas bus gerai. Manau, kad tų pumpurų yra per daug ir bus tų šakų per daug, tai vėliau irgi aš ją formuosiu. Pasižiūrėkit, kaip atrodo dar viena mano Little Rosie. Jau tikrai galvoju, kad nieko iš jos nebus. Mažytė vaikų. Tolinsiu, tai pasižiūrėkit, koks pagaliukas. Lygtai bunda. Tai tikėsimės, labai tikėsiuosi, kad turėsiu aš Little Rosie veislę. Čia yra šiemet pirktas Bonfire krūmas dar vienas, bet pasižiūrėkime, čia jam nelabai patinka ir baisiai stipriau čia pašalo, nes pumpurų yra labai mažai. Sekantis kolekcijoje yra irgi pavasarį įsigytas Graffiti krūmas, irgi kol kas, karkasas šiaip gražus, bet labai silpnai bunda ir aišku nukentėjo nuo šalnų. Bet, matote, yra tų pumpurų. Čia irgi apačioje gal išsivystys. Čia buvo nepradedantis, bet nušalo. Ir šonas irgi kažkaip keistai. Čia turbūt nušalo viršuje. Žiūrėsim, kas čia gausis. Graffiti. Dar ne hortenzija, bet kažkas labai įdomaus. Pirkau rudenį ir neprisimenu, kas čia tokio bus, bet nežinau, nelelyje turbūt. Žiūrėsim ir parodysiu. Sekantis kolekcijoje yra Sugar Rush. Čia irgi turiu 2 krūmus ir
bijojau labai, kad tas vienmetis nepabus ir nieko iš jo nebus, tai pavasarį nupirkau didesnį krūmą, tai jis bunda. Silpnokai kol kas, bet dar tik pavasaris prasideda. Tai yra tas pirmasis Sugar Rush krūmas, kurį buvau įsigijusi, vienmetis. Labai daug praeitais metais įsigijau jų mažiukų, nes labai užsikabinau. Labai daug skirtingų norėjau ir vat aš sakau, buvo 2 tokie ploni pagaliukai, nugenėjau ir nežinojau, ar čia kažkas gausis, bet žiūrėkit, bunda ir čia pumpuras. Tai panaši situacija su Royal Flower, kaip matote, buvo 1 metų krūmas, irgi jį trumpai genėjau ir vat išleidžia jau 3 ungliukus, kol kas matau. Pasižiūrėkit, mažas pagaliukas vos nago dydžio. Irgi dėl jo turėjau didžiausių abejonių, galvoju, kad jisai neišgyvens, bet kol kas lygtai bando augti. Tai dar vienas Little Fresco krūmas, irgi pasižiūrėkit, koks mažas, vos nago dydžio. Irgi labai pirmą kartą tokius pirkau mažus krūmelius ir labai bijojau, kas iš jų bus, bet kol kas, pasižiūrėkit, pakankamai gražiai pradeda augti. Sekantis kolekcijoje Mojito irgi pirkau šiemet, nes irgi panašiai kaip su Sugar Rush situacija, kad pabijojau, kad nepabus mano tas mažiukas, tai šiaip norėjau Mojito, graži veislė, tai vat jau šiemet nepagailėjau tų pinigėlių, investavau ir žiūrėsim, kaip jisai pradės augti. Toliau kolekcijoje ne tulpės, ne hortenzija tai yra ir ne tulpės, tiesiog šalia pasodinau, kad nebūtų labai tuščia. Pinky Promise. Irgi labai laukiam šios veislės, irgi neturėjau, nusipirkau, čia buvo 3 metų krūmas, šiek tiek įgilinu ir irgi pamažu bunda. Magical Matterhorn kolekcija, Magical, irgi pakankamai plonos šakos buvo, tai šiek tiek dar įgilinu ir palikau, genėjau trumpai, tai jau kaip atrodo, jeigu čia praktiškai prie žemės pastatyti, bunda kol kas gražiai. Living Sweet Summer ar Sweet Summer Love, tiksliai neprisimenu pavadinimu, tai čia Sweet Summer parašyta. Irgi labai turėjau didelių abejonių, ilgai jisai man čia sėdėjo, nerodė gyvybės ženklų, nei pagaliukai tie, tai netgi negenėjau, palikau kaip yra ir turbūt gerai padariau, nes pasižiūrėkit, kaip nušalo tie viršutiniai ūgliai ir pradėjo augti tie apatiniai. Tai tiem, kas dar neturi hortenzijų, bet labai nori, tai iš tikrųjų manau, kad geras variantas pirkti pirmametės hortenzijas ir jas genėti trumpai. Tik tai aišku palikite rezervų dėl šalnų. Kol kas čia pavasaris prasideda, tai negenėt, ta prasme, nėra vieta, tai labai nekreipkite dėl šito dėmesio. Living Sweet Summer. Tai hortenzija, kurią padauginau pati, tiesiog pridengdama šaką. Ir netyčia ją, net nemačiau, kad auga, atradau praeitais metais, persodinau ir bandysiu formuoti kaip stebinę hortenziją. Tačiau, vėlgi pasižiūrėkit, čia šoniniai išsivystė, šitie tokie pageltonavę, neaišku po šalnu, kas čia bus. Čia vos vienas pumpuras, turbūt reikės patrumpinti. Na ir žiūrėsim, kaip čia gausis šitas eksperimentas. Laikas parodys. Sekanti kolekcija Magical Lime Sparkle. Žinokit, pasiskusiu. Kaip hortenzijas rinkausi pagal nuotraukas, pagal tai, kaip gražiai atrodo jų nuotraukose tas vaizdas. Ir prie Magical Lime Sparkle buvo
įdėtos nuotraukos, kurios iš tikrųjų vėliau, kai dar pradėjau daugiau domėtis tą veislę, pasirodo visai kitokios nuotraukos ir kitaip atrodys, bus tokiam baltesnė ir kažkaip tokia žaluma. Bet Magical serija visa graži, tai tikiuosi, kad vis dėlto bus graži hortenzija, nors iš tikrųjų, jeigu matyčiau tikras nuotraukas, o ne kažkokias įdėtas kitų hortenzijų veislių, tai gal ir nepirkčiau. Na, bet yra kaip yra, turiu, reikia džiaugtis. Vis tiek nauja kita veislė ir irgi, žiūrėkit, kaip jinai mane išgąsdino. Galvojau, jau čia nieko iš jos nebus, na, bet liktai šone pradeda kažkas augti. Čia pradeda, irgi negenėjau, nes tikrai buvau užsigandusi, kad čia visas išdžiūvęs šitas krūmas. Bet liktai gens. Taip atrodo kitas mano Herkulės krūmas, irgi medmetis, bet turėjo 3 šakas, šiek tiek jas įgilinau ir pasižiūrėkit, kaip gražiai jisai auga. Aišku, kaip ir minėjau, čia vos per nagą aukštis, buvo palikta daugiau pumpurų, bet nudžiuvo. Tai yra nenudžiuvo, nušalo ir tačiau leidžia iš apačios naujus sugliukus. Sekanti kolekcija Diamond Rouge. Čia, žinokit, ne hortenzija, o čia aguona. Reikės ją tiesiog persodinti, pasisėjau pati. Ir Diamond Rouge, irgi pasižiūrėkit, kokio plonumo buvo stiebai. Irgi labai trumpai genėjo, kaip matote. Ir kol kas toks rezultatas. Living Summer Love, arba neapsigaukite, kai kurie pardavėjai parduoda tą pačią veislę Living Summer Love. Jos pirmas pavadinimas buvo Candy Love. Tai taip man ir atsitiko. Vėlgi, iš nežinojimo pirkau skirtingas veislės, labai norėjau, labai susirgau hortenzijomis ir pripirkau daug vienmečių, kurium dabar ir rodau rezultatą, kaip pradeda jie dabar vystytis. Ir tuoj parodysiu sekantį krūmą, kur pirkau kaip Candy Love, bet kai jau pradėjau daugiau domėtis skaityti, pasirodo, čia yra ta pati hortenzijų veislė, tik tai buvo pradžiai vienas pavadinimas, o tada jis buvo pakeistas kitu. Taip kad Summer Love ir Candy Love yra ta pati veislė. Na, kaip matote, netgi pas mane yra užrašas Candy Love. Irgi buvo vienmetis krūmelis. Irgi negenėjau ir pasižiūrėkit, kas atsitiko. Nušalo, bet labai tikėsiuos, kad kol kas nesimato, kad iš apačios papūstos tos miegančios akutės. Na, bet viena tai bunda su 3 akutėm. Na, blogiausia atveju bus 3 žiedai, bet tai čia irgi visai geras rezultatas. Čia kaip gaila nušalo. Nors gal čia kažkas kalasi, gal ir pabus daugiau. Taigi Candy Love, Summer Love yra ta pati veislė. Sekanti kolekcija yra dar kartą Magical linija ir pavadinimas Magical Flame. Bus irgi, kaip rašo, labai tamsi raudona spalva, turbūt panašiai kaip Samarska linija. Ir žydės jį auks aukšta 150 cm ir žydės nuo Liepos mėnesio. Ir kaip matote, rekomenduojama genėti 3-4 mėnesio. Taip ir dariau. Tačiau
dėl šitos irgi turėjau didelių abejonių, todėl jos iš tikrųjų neliečiau irgi galvoju, reikia eksperimentą padaryti, kaip vis dėlto tas atrodytų, jeigu nieko nedaryčiau. Na, šitam krūmai, jisai, aišku, didesnis, šitas buvo 3 metų. Na ir pasižiūrėkit rezultatą. Čia vat nušalę pumpurai visiškai, vat šitos stiebo. Ir kol kas bunda tik tai pačioje. Šonas irgi vat kaip atrodo. Kaip nušalo, ir čia kaip. Ir šitaška. Na, bet ačiū Dievui bunda vat apatinės akutės. Ir vat kitur. Tai pasižiūrėsim. Parodysiu, taip ir paliksiu šį krūmą. Parodysiu, kaip skiriasi žiedai, jeigu palikti vat daug šakų, jie turėtų būti smulkus, ir jeigu vat taip genėt labai žemai ir palikti tik tai 2-3 pumpurus. Dar noriu parodyti irgi hortenziją, kurią norėjau auginti kaip stiebinę. Matot, koks aukštis, praktiškai čia būtų 1,50 m. Ir jinai buvo pradėjusi būsti, bet kažkodėl labai anksti. Ir vat pasižiūrėkit, viskas nušalo, visi šitie pumpurai, ir tik tai čia apačioje yra, kol kas yra 3 pumpurai, apačioje tuščia. Tai kad baisu ir labai gaila. Jau galvojau, kad turėsiu gražią stiebinę hortenziją. Aukštą. Pasižiūrėkit, koks aukštas. Ir ne. Gamta sureguliavo kitaip. Dėja. Na, žiūrėsim, kaip čia kas gausis. Taip kol kas sudėtingai bunda Silver Dollar krūmas. Irgi pirkau prieš pardavimą, man atrodo, gal buvo 2 ar 3 metų šitas krūmas. Genėjo trumpai, na, matot, kaip irgi nelabai čia ką buvo genėt. Ir kol kas silpnokai bunda, na, bet vis tiek yra kol kas 1, 2, 3, 4, 5 jų pumpurai. Tai yra 5 bus žiedai, jeigu viskas bus gerai. Nors šitas, man atrodo, nušalo ir neaišku, ar vystysis toliau. Parodysiu. Tai yra kitas Vanilla Fries krūmas. Irgi jį pirkau praeitais metais. Genėjo trumpai, nes prieš tai tos krūmus, prieš tai, kur rodžiau su tvirtų karkasų, čia taip gavosi netyčiukai, nes nieko apie tai nežinojau, kažkaip jie savaime taip užaugo. Na, o šitą vat krūmą bandysiu formuoti jau nuo pat pagrindų. Kol kas čia palikta daugiau tų šakų su pumpurais. Noriu pasižiūrėti irgi, kaip tai atrodys jau rudenį. Taip atrodo Polar Bear. Irgi buvo, jisai praeitais metais vienmetis. Irgi genėjau labai trumpai, irgi ilgai nepabudo, bijojau, kad nieko iš jo nebus. Ir pasižiūrėkit, netgi nušalo viršutiniai pumpurai. Va kaip nušalo, bet leidžia apatinius. Tai kaip ir, na, gerai. Formuosis gražus karkasas ir iš 3. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Dar vienas Freys Melba variantas, kadangi veislė vėlyva, tai ir labai vėlai pabunda akutės. Ir kažkaip irgi labai pasižiūrėkit keistai, tik tai iš vienos pusės, dar jos ir pašalo. Nežinau, kas gausis, matysim. Svarbiausia, kad augam. Dar viena Pinky Promise. Ja bandysiu, jinai nėra aukšta, turbūt kokiu 50-60 cm, ir ją norėjau auginti kaip stiebinę.
bet irgi rezultatas viršutiniai pumpurai nušalo, tačiau apatiniai gan gražiai, žiūrėkite, skirtingus šonus auga. Tai kol kas paliksiu taip ir žiūrėsim, kaip atrodo šitas krūmas, parodysiu. Colorful Cocktail irgi buvo labai silpnas, praktiškai nežinau, ar kažkas išgyvens, bet vieną stiebą jau čia leidžia. Tai jeigu jis augs vienas, gal ir stiebą nepadarysiu hortenzijom. Žiūrėsim. Taip, toliau yra Little Lime. Pasižiūrėkite, tai irgi praktiškai žemės viskas išlenda. Čia yra hortenzija Be Happy. Irgi labai buvo sausos tos šakos. Nežinau, ar pasižiūrėkit, kokios sausos, nežinau, ar kas pabus. Tai negenėjau, palikau taip, kaip yra. Iš tikrųjų, tai yra nykštukinė veislė ir jos galima negenėti. Tik tai, aišku, gražiai čia reikės karpyti. Irgi šalnos padarė savo. Pasižiūrėkit, kaip nudžiuvo. Tai yra nušalo. Na, vis tiek bus daug gražių žiedų. Toliau kolekcija Pink Light. Pradės kaip gražiai jinai keistis. Birželį, ankstyvam, turėtų pradėti žydėti. Irgi nykštukinė veislė. Tinka vazonuose auginti. Na ir man kaip gražiai turėtų keistis. Irgi labai žemai genėta. Aš čia pirštą savo. Matote, vos keli centimetrai. Taip, Pink Light. Šalia auga White Light, irgi iš tos pačios kolekcijos Garden Lights. Irgi nebus aukšta, galima vazonuose auginti tinkamą ir irgi ankstyvą pradės žydėti birželio mėnesį. Ir jinai mažai ružavės, bet nebus tokia labai jau ryškiai raudona. Tokie pagaliukai irgi maži. Na, žiūrėsim, kažkas užaugs. Little Quick Fire. Irgi buvo genėta žemai, kad galima būtų suformuoti gražų tvirtą karkasą. Iš 3 šakelių bunda kol kas tik 2. Taip, sekanti yra Baby Lace. Hortenzija irgi turėtų būti ankstyva, tačiau kol kas labai silpnai jinai atauga bunda. Pasižiūrėsim, kaip bus toliau. Tai yra Phantom, gan gražiai bundantis krūmelis, irgi genėta labai žemai, matote. Bet, kokie jau tvirti ūgliukai. Phantom jau pradeda tempti, bet dar tai matosi. Tai Grandiflora. Irgi labai kol kas turbūt vėlyva bus, reikia paskaityti, nes labai lėtai bunda. Turiu dar tokį šiltnamiuką mažiuką, jeigu kurios veislės kartojasi, Sunday Freeze, Pinky Winky, Phantom, Limelight, Hercules, na o čia yra Candle Light. Irgi pasižiūrėkit, 1 metų. Buvo tokios 2 šakos ir trumpai genėta, bunda iš apačios pumpurai, na, čia viršuje biškį pašalo. Candle Light, turėtų būti ankstyva. Dar kolekcijoje Touch of Pink. Irgi buvo vienmetė, su viena šakele ir bunda 2 akutės. Touch of Pink. Na ir esu prisisodinusi dar vazonuose hortenzijų, nes mažai nebūna. Ir stiebinės tokios irgi buvo pirktos praeitais metais. Rodžiau, kaip darau genėjimą.
Ne visai vykusiai pavyko su Polar Bear, man atrodo, jeigu neklystu. Jau Polar Bear. Nes, pasižiūrėkite, iš šitos pusės visiškai nudžiūvusi šaka, nepabūdo. Patinės gražiai pabūdo, tačiau tada ją reikia daryti žemesnį, jeigu taip trumpinti. Tai kol kas nieko nedarysiu, pasižiūrėsiu, kaip augs. Toliau čia Limelightas kažkiek bunda, irgi stiebinė hortenzija, tokia vargšiukė buvo nukainota, išgelbėjau. Pastel Green, irgi rodžiau genėjimą ir kaip nusprendžiau palikti čia tą dalį papildomą, kaip ir stiebinė hortenzija bus šalia. Kas čia dar? Little Spooky labai Little Spooky labai silpnai bunda, bet ačiū Dievui bunda. Limelight kažkodėl labai silpnai. Pasižiūrėkit, čia kaip gražiai atrodo Be Happy, toks tankus krūmas. Mano vijoklinė hortenzija dar nepasodinta. Čia turėtų būti hortenzija Unique, tačiau pasirašiau su klaustuku, nes kai pirkau parduotuvę, tai ten kaip ir buvo birkutė šitai smeigta, o kasoje išmušė kitą barkodą. Tai neaišku, ar bus Unique, ar nebus. Tuomet pirkau Bonfire, čia dideliam vazone, bet čia gyvybės ženklų, žinokit, nesimato. Tai nežinau, kuo čia pasibaigs, turbūt vienintelis vazonas, kuris greičiausiai neišgyveno. Pinky Winky, irgi vazone. Be Happy, dar vienas krūmas. Jums jau rodytas Vimsret. Tai yra stiebinė hortenzija Vanilla Fries, bet irgi tokia nelabai kokia nušalo, pumpurai prastai bunda. Matysim. Taip, kas čia dar? Living Sugar Rush, kokas labai, bet liktai vienas pumpuriukas silpnai bunda. Sunday Fries, dar Limelightai, Sunday Fries. Na ir viskas. Tai čia yra mano gražioji kolekcija. Ačiū už dėmesį. Sekite, kaip mums sekasi augti, žydėti, džiuginti visus. Ačiū. Gero vakaro.